Debenas Altau. Ir šiandien kuriu video. Jo, ten fone matote vėliuką arba tiesiog liuką. Jo. Ir šiandien darysim serverio apžvalgą. Suslaksto kažkodėl. Bet jo, serverio apžvalga, nes jis dabar šiek tiek padidėjo, galima sakyti. O mes kitą epizodą, man atrodo, darysiu iš karto po šito. Ir ten darysiu tokį dalyką, kaip eisim į pragarą ir ten pasitiksim kokį kortą ar ką. Nu, ne kortą. Žodžiu. Pamatysis kitame epizode. O dabar tiesiog apžvalgėlį. Tai pradėkime gal nuo serverio apžvalgėlė, tai nuo Pauliaus, va. Nuo Pauliaus namo. Vėl čia man. Tokį matote 33 levelius turištos ir pasidarysim šiandien ševelį. Bet pirmiausia, gal pažiūrom jo namą. Jis turi nemažai čičios. Naitvižinau pasigaminęs berniok. Prisidėsiu naitvižinus, emeraldai. Oh my god, kiek šių naitvižinų. Padarysim keisą naitvižinų. 10 buvo kaip normalis. 6 gal nepų. Oh my goodness. Kiek deimantų. Panašiai gal ir aš turiu, matosi pakeivinęs buvo. Čia pašto dėžutė, bet sorry, kad nieko neįdedu. Čia jo ferma, čia jo sugarcane ferma. Pirmą kartą matau. Sorry, dabar girdėjote tokį pašalininkas. Čia mano kėdės girdėjo. Čia tas arklys numylėtas. Žodžiu, neįsim. Toliau gal einam, tiesiog prie kito reikalo, tai čia aišku mūsų šventinimo laužas, prie pat Pauliaus namų, bet po to einam gal, what the fuck, kodėl man čenkusi taip šitas pratingo dalykas, tai mūsų šita šūdas kaip herbas serverio, tai jo, jis toks tik tai, jo, užtem. Ar ne? Toliau mano namas, kurį matot dabar iš įrengiau jau antrą aukštą, neįrengiau, tiesiog pastačiau antrą aukštą. Dabar jis visas atrodo taip, tai galim net užlipti į mano namą antrą aukštą. Čia tokie laiptukai tradiciniai, aišku, stoja vandenį. Ką padarysim. Ir štai va dabar čia toksai laisvas plotas, nežinau, ką čia padarysim. Ir kokį mėgamą, čia potion room, ne, potion roomas geriau, atskirą pastą, nu, žodžiu. Toliau išeiname čia, čia yra, žinot, jau net kartą, what the fuck. Kodėl durys neuždarytos po galais? What are you doing here? Huh? Huh? Ką tu čia treidini jau, ha? Ponaitis. Ponaitis. Wow, atėjo į mano villagerius ir treidino. Nu, žodžiu. Nesmė. Portalas. Toliau. Mano enchanting table. Mano, aišku, tvartas. Kuriame, va, yra tokių dalykų. Aišku, va, Lukas jo. Lukas čia mūsų serverio pažymė. Jis bėga. Turiu bėga. Grįžt. Čia mano daržiukas legendinis, labai mažas, bet geras. Čia yra, dabar galvoti, what the fuck, kažkur šiaip apsidienas. Tai čia bus wither, mes mušim, bet aišku, išmušęs reičiau šitus. Čia Lukas ferma pasidarė, nu, bet Luko namas. Jo, Luko namas. Man tai jis yra labai toksai gražus, toksai toks viskas normaliai, jo. Gal 5 ratus apėjau aplinkiai ir bandžiau nurodyti čia. Jo, čia durys tokios. Susitvarkyk duris, davai. Duris gal susitvarkyti, tu pažiūrėk, kaip atrodo, išliekė visi zojėsai, taip, kaip tu čia praeisiai. Nu, čia toksai dar neįrengtas, dar grindų net nėra. Tai čia, šiaip tai toksai jaukus gal, nu nelabai jaukus. Jaukumui reikia ten dadėti kokių daugiau tokių va grindų, ten tokių detalių. Čia chestas, bei nanatrofot ir protection 1. Geras enchantas pavyko šitas, tai jo, bet šitas tai ne.
Forminės susinyko, nesaplopčiau. Nu, žodžiu, bėgam, kuris čia buvo. Ne, nieko, tiesiog buvo biški išėjęs gal. Toliau, kur mes eisim, tai eisim va ten. Tai yra toks dalykas čia, kad jis baigė filmuoti, aišku. Jo, čia yra tesoristas, kaip prisimenat, mes jums sakiau, ir mes ruošimės va kitam epizodui, bet gaila dėl Luko darysim, nes dabar Lukas su manim negali kalbėti, jūs įsivaizduojat, jam sugedo kolonkės. Sugadino niekšas kolonkės. Dabar jis manęs negirdi. Aš tai girdžiu, bet jis tai manęs negirdi. Ir per ausinės jam neveikia žodžių, ten visi katastrofa. Kompas buvo sugedęs daug. Fuck. Nu gerai, tai čia mes galvojam padaryti tokį dalyką, arba aš vienas grifinsiu. Tai va, nepasakiau ką daryti. Nemoku daryti paslapčių, bet jo, mes šitą namą grifinsim. Nes čia jau šitas žaidėjas nežaidžia šitą mūsų serverį, tai darysim čia tokį partijį biškį. Visas kiaulės, aišku, nuimsim. Bus dropas. Iš šitų chest, oh my goodness! Jesus Christ, kai šia? What the fuck? Bus, aišku, labai naudinga bus. Nesveikai. Jūs žinokit, net čytin, su šia mopo tai nebuvau davęs. Kodroną, viską pasidarykit. Čia bus nemažas dropas. Ir čia tai nelabai. Sharpness 3. Sėdien, okei, čia jis matau turi. Čia table, aišku, irgi grifinsim. Kaipgi negrifinsim. Gerai, o gal dabar... Jo, man atrodo, pradžiu. Skeletonas! Skeletonas kenčia greit. Vaikas, vaikas. Jo. Čia biški nukrypom temas, bet dabar tai gal mes dabar einam prie tokių svarbesnių dalykų. Ir jo, ir galim pasidaryti, pavyzdžiui, šupelį. Diamond Ship. Ir kai man tai turi 33 levelius. Dar norėčiau, gal dabar sustabdysiu filmavimą. Na, aišku, sustabdysiu, kai šitą ištenchantinsiu, bet tada nuėjęs aš šitą gausiu levelę ir tada tik užtenchantinsiu gal lanką dar. Tai jo, ir matote, čia tas... Nu, nes man tas ševelis labai geras efficiency. 4, fortune 3 ir reikia, kažkaip reikia prastesnio ir šitas tikrai prastesnis. Bet žinokit, nekiek neblogesnis. Fuck! Eik tu sau! Fucking! Išsprogdinėjo? Kas per šūdas? Gaidys, nu. Gaidys. Gaidys, nu. Gaidys! Koks gaidys? Gaidys. Galim dabar protestuoti nuo savo šiupelį. Kiek jisai greitas. Čia. O, aleliuja. Visai. Oh my god. Nu, čia biškį. Geriau. Jo, bet dabar tai... Gal grįšiu, kai atsistatysiu. Na va, viskas, tvarkiau, manyčiau, taip ir buvo. Nu, čia, aišku, dar prie to pačio pagražinu šitą vidų. Ir dabar enchantinsimės lanką, kad greitai būtų... Kokį čia? Oh my god! Oh my god, koks geras lankas. Na... Aišku, aš norėčiau juos sujungti su kitu savo lanku, kurį turiu šitam va česte, ne, šitam, ir gautųsi labai neprastas lankas. Na ir jo, sujungsim gal kitame epizode, bet jo, man atrodo laikas šį epizodą baigti. Ir jo, hebrytė, ačiū, kad žiūrėjot. Jei jums patiko, spaudžiam like, jei nepatiko, dislike. Prašau, subscribe mane. Iki gal. Iki greito. Ciao.